maldos. To nieks nesuprato, praregėjimas toli. Tas naktys neramios, pamiršti keliai namo. Ko siela nerimsta, man esi toks brangus. Tau kasdien sakau, būk su manimi. Laikas bejėgis, man lieka tikėtis, sugrįši. Tik prisiliesti, tau ranką ištiesti, kai grįši. Jausmas nemirs, jei tiki. Jausmas nemirs, jei tiki. Dieviškai gera, kas užmiršta, sena sugrįžta. Net į bedugnę ir perėjus ugnį sugrįši. Jausmas nemirs, jei tiki. Jausmas nemirs, jei tiki. Tyla nužudys tuoj, tu toliau nei aš maniau. Nebėra ko gero, mano mintys, kur esi. Kas bus, klausia naktys, jei dvi širdis pasiklys. Kiti kontinentai ir laikai jau kiti. Ar mane girdi? Ar mane girdi? Laikas bejėgis, man lieka tikėtis, sugrįši. Ir prisiliesti, tau ranką ištiesti, kai grįši. Jausmas nemirs, jei tiki. Jausmas nemirs, jei tiki. Dieviškai gera, kas užmiršta, sena sugrįžta. Net į bedugnę ir perėjus ugnį sugrįši. Jausmas nemirs, jei tiki. Jausmas nemirs, jei tiki. Laikas bejėgis, man lieka tikėtis, sugrįši. Tik prisiliesti, tau ranką ištiesti, kai grįši. Jausmas nemirs, jei tiki. Jausmas nemirs, jei tiki. Dieviškai gera, kas užmiršta, sena sugrįžta. Net į bedugnę ir perėjus ugnį sugrįžti. Jausmas nemirs, jei tiki. Jausmas nemirs, jei tiki. Jums ką tik buvo atlikta daina, jei tiki, nuostabios šio vakaro puošmenos, kurią dar išgirsim ne kartą, operos solistės Oksanos Užkalnytės Mockuvienės. Džiaugiuosi, kad jūsų taip gausiai susirinko, tai iš tikrųjų ypatingas vakaras bibliotekai, kad žmonės penktadienio vakarą skiria gyliui, menui, kūrybai ir tekstams. Ir šiandieną man labai malonu pristatyti žmogų, dėl kurio jūs visi čia ir susirinkot, kunigas Benas Lyris. Ir mes pasitarėm, kad pradėsim iš karto nuo tekstų.
Dalinsiuosi pasaulio stebuklais, gal esat, kad kažkada girdėję juos, kas dalyvavot renginyje Šventos Kotrynos bažnyčiai, kas nedalyvavot, tai tų stebuklų iš tikrųjų gali būti daugiau. Aš pastebėjau 25. Tavo akys, kaip gebėjimas matyti ir grožėtis tuo, kas tave supa. Taip pat reaguoti žmonės, dalykus, situacijas, kuriems reikia tavo pagalbos. Tavo širdis, kaip gebėjimas matyti pasaulį, kurio nemato akys. Kaip gebėjimas jausti, ko nesupranta protas. Tavo kojos vedančios tave per pasaulį, kur nori, ir pas kitus, kai jiems tavęs reikia. Tavo lūpos kalbančios žodžius, kurie kitiems gali tapti gyvenimu. Tavo ausys leidžiančios mylėti kitų pasaulį ir mintis, klausytis muzikos, kurti su žmonėmis dialogą. Tavo rankos, kuriomis gali užsidirbti duoną ir padėti tiems, kuriuos myli, arba tiems, kuriems reikia tavo pagalbos, kad patikėtų savimi iš naujo. Tavo širdis, visada ją turėsi, net jei neteksi namų, ir joje gyvens tie, kuriuos vertini, brangini, saugai ir myli. Tavo kūnas, kuris tarnauja tau, kad patirtum gyvenimo pilnatvę ir kitiems, kad galėtum save dovanoti. Tavo dvasia, dėl kurios net po mirties gyvensi. Tavo tikėjimas, kad daug sudėtingų dalykų ir situacijų veiksi pasitikėdamas Dievu, kitais žmonėmis ir pačiu savimi. Tavo rytas, kuris visuomet žada pačią gražiausią dieną, jei tik turi drąsos sudėti ją visą savo širdį. Tavo miegas, kuris suteikia jėgų naujai dienai. Tavo malda, per kurią gali pažinti Dievą ir su juo aptarti savo veikimo planą. Tavo mylimieji, kuriems esi reikalingas, koks esi. Tie, kuriuos tu myli ir kuriems visada leidi būti savimi. Tavo mintys, kuriomis kuri geresnį pasaulį. Tavo valia, dėl kurios gali padaryti dalykus, kurie ne visada malonūs. Tavo išmintis, dėl kurios gali surasti būdus, kaip gyventi mylint. Tavo juokas, dėl kurio gali dalytis džiaugsmu, kai neturi žodžių. Tavo ašaros, dėl kurių gali užjausti, kai neturi žodžių paguosti. Tavo jėga, kad silpni šalia tavęs galėtų jausti saugus. Tavo silpnumas, kaip ženklas, kad tau visada reikės kitų. Skausmas, kaip signalas, kad būtum jautrus kitiems. Meilė kaip jėga, tave sujungianti su kitais. Atleidimas kaip laisvė, kaip gebėjimas paleisti visą, kas trukdo gyventi. Čia ką tik nuskambėjo 25 pasaulio stebuklai, kad pagal Beną Lyrį. Ir netrukus mes nersime giliau,
Bet po šitų citatų aš norėčiau vėl pakviesti Oksaną padovanoti mums aukštį. Daina Dangus tau dovanojo aukštį. Šviesos sustok, nors visuomet gali praeit pro šalį, nepasisveikinęs paleisti laisvę, praslystantį praeivio žvilgsnį. Neįsipareigotų susitikimą už kažkieno likimą, kurį gali prislėgti savo buvimu. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip paras sklęstų, kitų neliesdamas sparnais akvėjo. Virpesių užtenka, kad be stokos, be geismo tu vėtros pasitiktum versme ir vien iš jos užtektų atsigert. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip paras sklęstų, kitų neliesdamas sparnais. Tik žvaigždžių plebenime išliktų ir giliai įstrigę žodžiai aš esu. Tikram valdovui patvirtinimo nebereikia, vien karūna karaliaus laisvė. Valdovo dovana kitiems ir sau. Todėl sakau, ar nebijai tamsos, sustok, nors visuomet gali praeit pro šalį. Nepasisveikinęs paleisti laisvę, praslystantį praeivio žvilgsnį. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip paras sklęstų, kitų neliesdamas sparnais akvėjo. Virpesių užtenka, kad be stokos, be geismo tu vėtros pasitiktum versme ir vien iš jos užtektų atsigert. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip paras sklęstų, kitų neliesdamas sparnais. Kaip saulė ir spindintis lyg žvaigždės ištirptų savo kelio. Ačiū labai Oksanai, o dabar jau pradėsim bendrauti, jeigu jūs nieko prieš. Tėve Benai, tai ir visi kunigai būna tokie romantikai? Čia turbūt ne pats turėčiau vertinti, kažkaip visada tu matai save, ne bendrą paveikslą, bet vidumi, iš vidaus. Tai turbūt reikėtų pažvelgti, kiti turėtų pažvelgti ir pasakyti, kaip atrodo.
kai mes pradėjom tartis dėl renginio bibliotekoje ir jūs pasakėt, kad labai norėtumėt, kad Oksana dainuotų, ir aš galvoju, nu tame yra tokios meilės menui labai ryškus štrichas. Aišku, kad yra aliuzija iš karto, mano asmeninė galbūt, ar ne, į altorių šešėlį ir vasarį. Jums turbūt daug kas taip sako, ar ne, kad kažkokios tokios natos. Ir tas faktas, kad tai yra 10 knyga šiandien mūsų susitikimo tikslas aptarti ir pašnekėti apie va čia pačią priekį esančią knygą, aš nustebau, 10, taip? Tai irgi rodo jūsų betodarišką pasirinkimą kurti. Kurti, rašyti, norėti pasakyti kažką, ar ne? Pirmosios tos knygos, tai žinot, gimė iš tokių padrasinių, nes žmonės neskaito ilgų tekstų ir aš visada grįždavau ir po laidotų, ir po susitikimų su žmonėmis ir uždėdavau tokias, net ant arbatos, kavos puodelių, strėlinės maldas. Kaip tiesiog paleisti kažkokią mintį, kuri padrasintų eiti toliau. Ir galiausiai vėlesnės knygos gimė iš tų tokių gilesnių susitikimų su žmonėm, nes aš sakau, visada reikia pažvelgti knygą ir skaityti šiek tiek, kas yra joje parašyta šiek tiek giliau, ne tik istorija. Tai man labai palėtė, kai atėjo mano knygos korektoriai knygų mugę, pasižiūrėti manęs prie stendo, išgydytos mintis, sako, aš mačiau tik PDF formatu, žiūrėjau koreguodama jūsų šiek tiek kalbą, skyrybą. Ir sako, kadangi aš esu žmogus, kuris nesinaudoju socialinę mediją, neturiu Instagramų, Facebookų, norėjau pažiūrėti, kaip atrodo čia tas žmogus, kuris parašė šitą knygą, nes sako, iš tikrųjų atrodytų, turėtų būti labai liūdnas ir toks labai gyvenimo nuskriaustas. Tai aš sakau, žinokit, kad aš kaip tik, kviečiu žmogų žiūrėti į tas istorijas, kurios yra parašytos šiek tiek giliau, nes aš kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje istorijoje, stengiuosi nemokyti žmonių, bet ištraukti kažką šviesaus. Kai sulaukiu klausimų kaip protesto gydytojų, slaugytojų, personalo apie vaiką, kuris guli pas mus reanimacijoje, kūdikių reanimacijų, kuriam yra 7 metai, o jis atrodo kaip, kelių mėnesių vaikas. Ir kai man sako, kunigė, kur yra Dievas, tai aš sakau, kad Dievas būtent yra tame vaike, nes mes nueidami pas jį pabūti akimirką, išeinam iš jo geresni. Tai šiek tiek stengiuosi kiekvienoje tamsoje visomis knygomis vadovautis tą Viktoro Emanuelio Franklio logoterapiją. Kiekvienas žinantis, kam ištvers bet kokį kaip, tai pabandyti pažadinti žmonėse kam, nemokyti, neaiškinti, nepamokslauti, nes aš taip esu pavargęs nuo pastarosius ypatingai 3 metus nuo visų sričių ekspertų. Nuo karo ekspertų, nuo pandemijos valdymo ekspertų, nuo ekonomikos ekspertų, kad tiesiog nuo podcastų įvairiausių, visi žino kaip. O aš stengiuosi tom knygom kažkaip atskleisti tas situacijas, kurios iš tikrųjų yra mūsų gyvenime universalios. Tai reiškia, kad kiekvienas esantis žmogus šitoje salėje turi žmogų, arba pats yra susidūręs, arba turi žmogų, kuris turi onkologinę bėdą. Ir kaip atrasti šviesą ir kaip išmokti su tuo gyventi. Tai išgydytos mintis mes visi ieškom tobulų istorijų, žvalgomės per rakto skylutę, kaip gyvena kiti, bet nematom, kad ta stebuklinga istorija esu aš pats priėmęs, suvokdamas, kad mano gyvenimas yra nuostabus ta prasme, ne kad jis vyksta pagal scenarijų, kurį aš numatau, bet pagal tokį unikalumą ir visos patirtis yra dovana. Ir tikrai esu dėkingas visiems čia atėjusiems žmonėms. Aš tikrai tikiu, kad būtų gal dar daugiau žmonių, jeigu mes kitoje salėje organizuotume susitikimą apie lūpų putlinimo seminarą. Arba kokį nors tenai, kaip ten kažką... Kaip uždirbti milijoną, žinai. Nes čia yra gilūs dalykai ir tiesiog tokie gilūs dalykai, kur yra gyvenimas. Bet aš žinokit pagalvoju iš karto, kad jums tai irgi yra terapija, reiškia knygų rašymas, jeigu jūs nebūtumėt tuo, kas esat, galbūt žaistumėt kompiuterinius žaidimus, žmonės bėga į kitas realybės ir jūs kuriat kitas realybės knygose ir pasakodamas tas istorijas. Yra tikrai labai įdomus potyris. Reikia pasakyti, kad naujausioje knygoje, tai yra dialogo forma parašytoje, jūs kalbino žurnalistė Dalia Musteikytė, taip? Ir tikrai yra tokio gylio ir istorijų, kur jūs gerai kalbėjote, labai taip tiksliai vardinot apie tai, kad žmonės
jas mato tas istorijas, bet nemato, kas yra už jų. Bet man labai svarbu pabrėžti, kad man kaip skaitytojai jūsų atvirumas, jis atveria labai stipriai duris. Tai yra, jeigu jūs pats dalinatės istoriją, savo asmeninę, tai turi labai didžiulę įtaką. Aš tada daug labiau tikiu, man daug įdomiau skaityti, o kaip toliau jums sekėsi, jeigu tai nėra. Nes aš leisiu savo tai pasakyti, kad keletą knygų vis dėlto man buvo truputį toli nuo manęs. Aš vartydama galvau, ne, va dar šitai nepasiruošus, dar čia truputį per toli. O šita paskutinė, jinai iš tikrųjų, kadangi jūs daug naudojat labai istorijų iš savo asmeninės patirties, iš buvimo ligoninėje, iš savo pačio asmeninio gyvenimo, tai kažkaip tai daro tikrai labai gilų įspūdį. Man apskritai galvoju, kad jeigu tu nori sutikti kažkokį tikrumą, tai turi būti tikras. Ir tada kažkaip, nes mes gyvenam tokiai visuomeniai, kur norim prisidėti tų tokių šarvų, kurie tarsi mus apsaugo. Ir jeigu tu kažkaip gali kalbėti ir tapti kažkam, padėti, tapti pagalbos ranka, pagalbos širdimi, tai tikrai sugebėti atverti žmogų savo širdį, kaip sako, mano kolega sako, bet kad šiandien tikras rašytojas paveiktų žmonės, tai jis sako, turi pradėti dvasia šokti striptizą. Tai reiškia išsirengti, nes tada pradeda tavim kažkaip žmonės tikėti, kad tai yra, nes mes tikrai galim kalbėti apie tokius, idilę, bet mūsų gyvenimas nėra idilė, kurioje viskas vyksta, taip nuostabiai gražu. Tai šitose knygose, kai man žmogus rašo Instagramą, klausia, kunigė, kodėl tikėjimas yra toks banguojantis? Sakau, todėl, kad gyvenimas yra banguojantis, o gyvenimas nuo tikėjimo nėra kažkas kita, tai yra tapatu. Tai aš nusirengiu ir pats leidžiu save pamatyti, susitaikyti su savo paties istorija, turbūt su savo toms sritims, su kitų žmonių, apskritai dirbti ligoniniai, ne bet kokiam atviram žmogui, nesvarbu, ar būtų kapelionas, ar psichologas, ar socialinis darbuotojas, ar medikas, iš tikrųjų, aš manau, šiandien yra didžiulė privilegija. Ką tai reiškia? Tai reiškia matyti žmonės tokie, kokie yra iš tikrųjų. Nes mesgi Instagramų platformose dedam savo istorijose tokie, kokie norėtume būti, arba užfiksuojam tą akimirką, kuri mums patinka, ir jūs pasižiūrėkit, ir čia man patinka, tai ir kaip aš dabar fainai gyvenu. O ligoniniai sutinki žmonės, kurie vaiką... Instagram'e nededa nuotraukų iš ligoninės. Nededa. Ir kurios kalbina, kai tu matai vaiką, naujagimį 23 savaičių ir pakviečia tave tėveliai pakrikštyti tą naujagimį ir tu galvoji, atidaręs inkubatorių, Dieve, kurią čia vietą man dabar įpilt vandenį, nes ten atvira žaizda visas kūnas, kur man tepti šventoje krizmą ir katechumeną aliejum tą vaikutį, baisu prie kažko priliest. Tai sakau, visada krikšti jo ant kojos, koja kažkokia, nes čia prijungta viskas. Ir galvoju, čia kokie tikri žmonės ir tu matai, kaip tas tėtis su ta mama šitoj visuomeniai, tas vaikas augina juos pačius. Ir, arba kai parašo žinutę Instagramą moteris, sako, kunigė, aš žiūriu savo klasiokus, mano klasiokai, sako, dauguma tikrai gyvena pakankamai tokį fainą gyvenimą. Dabar tokie yra vakarėliai, taip, sako, pastoviai, tai kiekvieną savaitgalį kala, geria ir sako, niekaip nesuvokiu. Sako, kunigė, kaip yra, kad jie pas juos tokie visi vaikai sveiki, stiprus. O mes dabar su vyru turim auginti vaiką, vieną su Patau sindromu, kitą su autizmo spektro sutrikimais. Kur, sako, čia yra Dievas? Ir aš taip visą savaitę, galvoju, mąstau, ką tam žmogui pasakyti, kokia būtų Dievo kalba šitoj situacijai. Ir kažkaip jai atrašau. Sakau, o jūs galvojat, kad Dievas patiki auginti angelus bet kam? Ir kad jūs, augindama angelus, pati tampat angelų. Sako, kunigė, kaip man reikėjo šitų žodžių, toje grupelėje, kur mes mamos susitinkam, pagalbos grupiai kalbam, kaip išgyventi savo sūnaus, savo dukros negalę ir kaip pamatyti, kad tai yra galia įgalinanti mus. Tai aš sakau, man tai kažkaip tos knygos, aišku, jos yra nemalonu girdėti kartais, nes mes visada norim tokių fainų dalykų gyvenime. O knygos šitos, dauguma, paskutiniai ypatingai, išgydytos mintis, tai yra kvietimas išgyti nuo nuolatinio bambėjimo savo gyvenime, nuo tų dalykų,
kurie man atrodo sunkus. Nes tie dalykai, kurie man atrodo sunkus, jeigu pažvelgtume giliau, yra tik dalis gyvenimo. Nes mesgi nematom, kai mums sekasi, kai faina, kai gera, mes matom, kur reikia spręsti kažką. Tai Išgydytos mintis yra knyga ne apie problemas. Paprastas žmogus, skaitydamas istoriją, matys problemas. Žmogus, kuris turės atvirą širdį, matys galimybės. Bet čia yra jau antra per šiuos metus. Ar jūs turit kažkokių ypatingų rašymų? Pirma šiais metais. Bet tai tiesiog šitą Kaune turbūt pristatinėjo. Paskutinį metų mėnesį. Tai standartas yra po vieną knygą per metus? Taip, grubiai? Ne, 365 yra mano visų knygų prieš tai buvusių 8 knygų sintezė, kaip mylėti kiekvieną savo gyvenimo dieną, 365 dienas. Tai tiesiog citatos tiems, kurie neskaito visko. O kaip yra surašymo struktūra, pavyzdžiui, ar jūs turit savo kažkokių įpročių, ar turit, kaip reaguoja, nežinau, leidyklos su deadline'ais, pavyzdžiui, ar jūs turit deadline'us, ar įtampa kyla toje vietoje, kaip surašymo pačiu procesu? Dauguma knygų, ypatingai paskutinės, tos ir puslapį švelnumo ir išgydytos mintis yra parašytos audio formatu. Tai reiškia, kad aš grįžtu po dienos, jeigu turiu kažkokią situaciją arba man jinai atsigamina, aš įrašau į audio įrašą ir tada arba aš jį surenku pats, arba tiesiog nusiunčiu, kad leidykla jį surenka. Surenka, tada šiek tiek pasižiūriu galutinį variantą. Tai kadangi mano ir jūs turbūt dabar matot, kartais mintis yra greitesnės už ranką. Seminarijoje mane dėstytojai sako, jūs esat sekretorius, nes aš viską įrašinėdavau dėstytojų kalbą su ranka, juk su kompiuteriu ir tada visiems padalindavau skriptus. Ir dabar žiūriu, kad jeigu neįrašau audio formatų kažkokios istorijos, kuri mane labai stipriai palėtė, tada labai daug istorijos vertės nukenčia ir pats turinys nukenčia tik tai ranka. Tai stengiuosi rašyti viską audio formatu, tada tekstą, ko nereikia, išgryninu ir tiesiog perteikiu tokią istoriją, kuri mane patį palėtė. O turėjot kažkokių slenkščių, kadangi nepaslaptis, jog tikrai labai didelė dalis auditorijos seka jūs Instagrame ir ne tik socialiniai medijai, o pats viduje, pavyzdžiui, nors tai tikrai nėra nieko blogo, atvirkščiai, man labai patinka jūsų išsakyta pozicija laidoje apie tai, kad jūs tokiu būdu pasiekėt žmonės, bet viduje ar buvo tų slenkščių, ar čia aš gerai darau, kad aš dabar savo mintis rašau ne tik knygose, bet socialiniai medijai, pavyzdžiui, buvo kažkoks... Pradžiai, žinot, reikėjo man to tokio tikrumo ir kažkaip galvoju, galima tikrai vis tiek apskritai visi žmonės žvelgia į mus pagal savo širdies pasaulį. Ir jeigu ten mato, ką mato kiekvienas, tai iš tikrųjų mes atsakingi už tai, ką perdodam, o ne tai, kaip interpretuoja. Tai stengiuosi, bet mano barometras tapo žmonės, kurie dėkoja, kaip, atrodo, žmogus paskaitė vieną mintį, kuri sako, kunigė, tikrai galvoju, koks mano gyvenimo tikslas, kai susirgau žmogaus imunodeficito virusu ir jūs čia sako, pasidalinot vieną mintim, aš sužinau, kad sergu živ, tada viena mintis buvo jam drąsa nenueit pas kunigą, bet ateit penktadienį pas mane, kai aš sėdžiu Kauno klinikų koplyčiai, pasikalbėti. Ir aš galvoju, ne visi gal išgelbėsi mes to žmonės pamokslaudami per pamokslus, nes į bažnyčias ateina žmonės tie, kurie turbūt jau tam pasirengia. Bet gal tiesiog tapti vilties ženklų, nemokant tiem žmonėm, kurie neteina. Ir man barometras tapo labai gražus tiesiog liudijimai grįžtantis iš žmonių, kad jiems to reikėjo ir kad tas atvirumas, tas padrasinimas, paskatinimas jiems tapo vilties ženklų šitoj visuomeniai, kurioj dabar labai ypatingas poreikis yra psichoterapeutų. Absoliučiai taip. Visom formom, mokamai, nemokamai ir žmonės irgi ieško jumise ir tikisi, kad jūs jiems patarsit. Beje, turėjau šitą klausimą. Aš turiu studentus ir galvojau, kaip jūs elgiatės. Viename interviu sakėte, kad tikrai nespėjat visiems atsakyti. Ir jeigu, tarkim, žmogus prašo pagalbos, galbūt net suicidinės mintys įkamuoja, tikiu, kad jums tikrai rašo tokie žmonės. Kaip ir aš turėjau studenčių, kurios man pradėjo rašyti laiškus su nepagalbos prašymų, tiesiog dalinimus informaciją. Ir tiesą sakant, aš pasimečiau ir galvoju, be abejo, kad aš turiu kur nukreipti ir nukreipiau, bet šiaip jau tai gana glumina, juk nespecialistai esam.
Ir kaip tada jūs elgėtės, kai žmonės, pavyzdžiui, kreipiasi su sutinė mintim, kur jūs juos kreipiat? Aš tai dažniausiai susitinku, jeigu įmanoma, fiziniu būdu arba kalbu telefonu. Dažniausiai klinikose ateidavo, būna kartais mes su draugais čia buvom vieną vakarą ir sako, kodėl tu negali išlysti iš to telefono, sako, čia labai rimtas klausimas. Čia manęs klausia žmonės ne apie tai, ar po mėnesio galima nuimti nuo kapinių žvakutes ir vainikėlius, nes tokie klausimai, tai aš juos neatsakinėju. Nes čia nieko bendro neturi su tikėjimu, kada tu nuimsi gėlės ir vainikus. Gali po 2 dienų nuimti. Čia net netikėjimas, čia prietarai kažkokie, kiek ten laiko laikyti, bet tikrai reaguoju atrenku, kur reikalingas mano buvimas. Ir aš tikrai turiu apmokymus ir teko turėti, labai mane palėtė ta patirtis su kolega kunigu Milane, kuris eina per ligoninės ir ligoninės kapelionas, mąstančių žmonių apie savižudybę klausimais ir ieškau išeities, stengiuosi susitikti su žmogum, nes tas žmogus, kuris bando trauktis iš gyvenimo, jis nemato kito būdo toje problemoje, kurioje yra gyvent. Tai tada niekada nesistengiu, oi, tu čia durnius, ko tu čia dabar nori, neatkalbinėju, nes atkalbinėjimas žmogų problemos neįsprendžia. Bet bandau palaukti, mes galim pabandyti surasti išeitį, kitą nei tu dabar turi, nes galvojimas pasitraukti iš gyvenimo yra žmogaus matymas, kaip išeities kelias. Ir tai yra, žinokit, kaip apsėdimas. Jeigu tu neskiri jam laiko, gali būti ir 4 valandos, ir 3, tai jis yra užspaudęs šitą mygtuką. Žmogus yra užspaudęs ir tu niekaip, jis yra nusprendęs. Tai tada tu turi tiesiog net kalbinėti, kad tu čia toks, bet palauk, mes dabar galim kartu būti ir pabandyti tavo gyvenime atrasti kelią, kitą nei tu matai. Ir aš suprantu, kad tau yra labai sunku, bet tu šitoj situacijoje nesi vienas. Mes esam kartu. Tai ir jeigu žmogus pajaučia, kad jeigu žmogus sako, kad aš noriu pasirinkti išėjimo kelią, tai iš tikrųjų žmogus nenori. Nes jeigu sako, jisai nori atrasti galimybę. Nes dažniausiai sunkiausia turbūt apie savižudybę tai yra pastebėti, kai žmonės nepasako ir tiesiog atkreipto tuos ženklus. Nes jeigu sako žmogus, tai jis nenori, jis tiesiog labai stipriai ieško pagalbos. Ir kaip suteikti pagalbą, tai pirmiausiai visiškų besąlyginių buvimų. Tiek, kiek jam reikia, išbūti tą laiką, kad palauk su šita pagalba, su šita problema tu nesi paliktas vienas. Nes problemos gilėja, jeigu mes dabar matom ir patiriam, kad čia dabar yra vienatvė. Aš dabar matau žmonės, kurie turi 3. arba 4. stadiją įvairiausių onkologinių susirgymų. Ir aš matau, kaip slėpiningai žmogus pradeda sveikti, jeigu jis turi žmogui, kurį gali remtis. Ir moteris 4. stadijos vėžių atidarius langą ir sakau, šitaip šalta pas jūs toj palatoj. Kodėl jūs tą langą laikote? Kunigė sako, pas mane viskas išplitę. Aš sako, noriu, kad greičiau mane pertrauktų, kad aš gaučiau plaučių uždegimą, nes mano sūnus vis tiek Norvegijoje. Aš sako, niekam nereikalinga. Ir tu matai kitoj palatoje analogišką atvejį, vyras, kuriam ten onkologinė liga ir ta žmona, kuri 18 valandų kiekvieną dieną pas jį palatoj ir tu matai, kaip jinai jį kelia. Ir tas pakelimas tampa slėpiningais vaistais, kurie gydo, nes sužadina jame jėgas gijimui, nes jis nėra vienas, jis turi kam. Kaip tas Viktoras Emanuelis Franklis, kiekvienas žinantis kam, ištvers bet kokį kaip. Tai šitoje vietoje turbūt siūlau vėl pakviesti Oksaną ir dar kartą jos pasiklausyti su daina Kol myliu. Mums nebereikia kalbėt, galiu iškart pažadėt. Tuo vingiuotu keliu norėsiu eiti kartu. Nuo vienos šypsenos man pasaulis sustos. Nes kaip taip stipriai myli, atrodo mirti gali.
viską atleis ir širdin įsileis. Nieką nepaleis, tik stipriai apkabink ir kad myliu primink. O visa kita yra nesvarbu, kol tavo ranką turiu. Visą pasaulį paversim savo, žinau, suklyst negaliu, kol myliu. Jaučiu tai nuo pat pradžių, viską įveiksim kartu. O kai ateis pabaiga, svarbu, kad būtų šalia. Ačiū. Net nuvilnyja viskas per salę, taip maloniai, maloniai. 24 puslapis. Šitas kalėdų laikas yra labai kuklus. Marija pagimdo be girliandų, be eglučių, be ligoninės lovų, o tvarte, tarp gyvulių. Ir tvartas nesutrukdo Dievui ateiti į žmogaus gyvenimą, nes Dievas ateina ten, kur nėra jokių sąlygų. Mes dažnai keliaujame vieni pas kitus, kai yra patogu, gera, turime iš to naudos. Dievui nereikia jokių sąlygų, tik žmogaus širdies. Ar turit mėgstamiausią citatą savo šitoje knygoje? Čia šita visa knyga turbūt kaip ištisa citata. Tikrai taip. Toks paveikslas, aišku, negaliu išrinkti vienos citatos ir turbūt nežinočiau mintinai, nes kalbu tiesiogiai. Aš tai turiu dar vieną, noriu tiesiog eiti tiesiai prie klausimo, žinokit. Ar norėtumėt pabaigti sakinį? Ne? Viskas gerai. Ten buvo tokia citata. Čia aš paskaičiau šviesę ir gilę, bet buvo dar viena labai autobiografinė apie tai, kad po jūsų mamytės mirties jūs ieškojot pagalbos ir tiesą sakant, lygiai taip pat pats ėjot į psichoterapiją. Ir man tai buvo taip jautru, taip įdomu, nes niekas apie tai nekalba. Jūs šitoj vietoj labai drąsiai elgiatės. Negana to, iš karto kyla labai daug klausimų. O kodėl tada ne pas kitus kunigus? O gal ten buvot, bet neradot. Tai yra tokia kino verta siužetinė linija, kad aš tiesiog dėkoju, kad ryžotės apie tai dalintis. Ir jeigu galima, tai vis tiek labai įdomu. Ar terapija padėjo šitoje vietoje? Na, aš žinot, kai, pavyzdžiui, eini pas kokį kunigą, kodėl tapau kunigu, kuris yra, šiek tiek keliauju per visokius susitikimus, per akropolius, galiausiai dabar tokia kamerinė aplinka, nes šita knyga labiau pritaikyta kameriniai aplinkai, ne prekybos centrui, nes yra gilesnės tos temos. Tai kai eini prie kunigo, tai dažnai bažnyčioje, ieškot pagalbos, tai kunigas turi saugią erdvę, tai ambona, iš kurios jis tarsi tampa tau kaip mokytojas, kuris tau paaiškina, kaip reikia gyventi, atsiversk švento rašto puslapį. Ir aš suprantu, kad žmogaus gyvenime, žinot, nėra taip, kad atversi tą eilutę ir tau išgysi. Ir kai mes galvojam apie sudėtingus situacijas, tai aš suprantu, kad dažnai galim pakalbėti, padėti vieni kitiems, bet žmogui įsilaižyti tenka pačiam. Ir galiausiai sutikau psichiatrę, kuri man padėjo ne kunigo mintis, bet tos psichoterapijos metu, kad, sako, mes iš tiesų, iš esmės labai esam tokie egoistai, nes norim kitus pasaugot, pasidėti prie savęs. Mes apskritai mamų nematom, ten sutuoktinio savo nematom, mylimo žmogaus, nes tai, ką padaro gero, tai taip ir turi būti, savaime suprantami. O po to, kai netenkam, prarandam ir tą tokį, tą dalyką, ką savaime laikėm suprantamais dalykais, su kuo apsipratom, kas tai ir turi būti. Ir aš galvoju, sako, bet kunigas sako, jūs esat labai egoistas, nes sako, įsivaizduokit, dabar jūsų mama Dievo artumoji, mes galim paprojektuoti. Ir kaip mama gali būti laiminga, matydama, kad jūs nesugebat savo sūnaus
savo mamos paleist į tą Dievo artumą, kurioje yra absoliučiai laiminga. Tai sako, gal pradėkim nuo to, kad jau jūs dabar tikit tą viltimą, kad tikrai Dievo jėga susitiksit ir kūrėt savo laimę, išbūnat gedulę natūralu, sako, būtumėt psichiškai nesveikas, jeigu jūs dabar žmogus buvo, išėjo ir kaip niekur nieko, gyvenam toliau. Ne, reikia išbūt, bet sako, nepasilik tame. Tai yra etapas ir siunčiat savo meilę, savo maldas, savo džiaugsmą, savo skausmą, kai nesė kiekvieną dieną mamai, kuri jūs mato ir jūs laimina iš dangaus. Tai kažkaip man užteko tokio adekvataus žvilgsnio iš šalies į mano paties gyvenimo situaciją, kad aš turiu padaryti savo gyvenimą laimingą, kad mama būtų laiminga, o ne kad aš dabar ją saugau kažkaip, nes mama jauna, per 50 mirė, kaip jauna vis tiek žmogus, sakytume, pats gyvenimas dabar turėtų būti. Tai ir kalbu apie tai, kad tokie dalykai mes, mane pagodžia, žinot, kartais tokia mintis, kad mes vis tiek labiausiai jiem padedam, kai esam laimingi patys. Ir kad ne kai juos rišam. Kartais aš noriu irgi pasakyti, laidau 32 metų merginą, palaiminau jos santuoką 2018 metais, 8 mėnesio, 18 dieną. Jinai sirgo labai sunkia liga ir tas laikas jos buvo ribotas. Tai reiškia, o palaidau ją 16 dieną, rugpjūčio 2021, po 3 metų, tai buvo 35 metai, 32 metų santuoka turėjo. Ir jinai vyrui pasako, man jos gyvenimas buvo pavyzdys, nes kai ją vyras pamilo, tai jinai sako, bet aš tau negalėsiu pagimdyti vaikų ir man labai nedaug laiko liko gyventi. Sako, ar tu, kad jos tikra meilė, kad jinai sako, ar tu nori čia su manim dabar gyventi, sako, nesvarbu kiek liko, bet aš visas tavo ir kiek liko mums. Ir prie kapo norėjau labai, ten vien jauni žmonės prie to kapo susirinkę, keli šimtai, atrodo, paguost noriu žmonės ir sakyt, kad, sako, kunigė, jūs mums nieko nesakykit, tie 3 metai jos gyvenimo, sako, mus visus išmokė gyventi. Ir sako, ačiū jai labai, ir vyrui norėjau pasakyti, kad kai jūs buvot kartu, kad jūs tikrai turėjote tą Dievo paties artumą, sako, kunigė, mes nebuvom kartu, mes ir dabar esam kartu, tik mūsų laikas kitas. Tai kažkaip tas erdves, psichoterapija man kaip pažeidžiamam žmogui apskritai atrodo labai stipru visuomeniai, kurioje mes gyvenam tokioj, visi turim būti susitvarkę ir nekam čia nešt kažkokias problemas ir rodyti savo žaizdas. Bet aš suprantu, kad tik rodydamas savo žaizdas, tu gali pagyti ir padėti gyti kitiem, kurie, kaip sakai, universalioj patirty yra. Rodyti savo pažeidžiamumą, tada kiti supranta, kad ir taip galima. Taip, tiesa. Situacija iš tikrųjų tai gerėja šiek tiek, žmonės vis tiek po trupučiuką jau ir net ir vyrai renkasi klubus, atvirauja, kad galėtų būti šiek tiek pažeidžiamesni, nes patirtis rodo, kad kitaip visokie infarktai, insultai ir šiaip net laiko krūvių emocinių. Tikra tiesa. Sakykit, ir čia dar apie gedėjimą tas momentas, ar ne? Man atrodo svarbu paminėti, kad jūs irgi procese mokėtės gedėti. O man atrodo, kad, pasakykit, kaip jums atrodo, lietuviai šiaip labai dramatiška tauta, ar jie nori tos skausmo ir kančios, ar vis dėlto moka paleisti po truputėlį? Kaip čia yra? O gal tai žmogiškas dalykas, gal ne tautos klausimas? Mhm. Dramatizmas tas būdingas mums visiems, ar ne? Toks vidinis liūdesys, mes turim tokį, bet tai gerai. Aš sakau, vidinis liūdesys yra gerai, nes tai reiškia žmogaus gyvybę. Nes kas iš tikrųjų realiai verkia? Tik tai asmuo. Dievas verkia ir žmogus verkia. Tai labai gerai, bet visada ta nuspalvinta viltim. Marija verkia prie Jėzaus, ar ne? 3 dieną atėjo Velykos. Labai svarbu išbūt tas 3 dienas ir kiekvienam žmogui, žinot, tas liūdesys, tos 3 dienos gali būti ir savaitė, gali būti ir metai, bet nepasilik tame, tokia, mes linkiai tokį vidinį liūdesį, apskritai 50 metų tamsos, tos okupacijos labai kirto mums per savivertę ir mes, žinot, visi, atrodo, čia tokie maži, bet tokie talentingi ir tiek mūsų mažai, o tokie talentingi. Tai kažkaip yra tos toks liūdesio, apskritai sako geriausia,
Lietuvoje yra įprasta, kaip mano ta pati psichoterapeutė sako, bet žinokit, kunigėgi, Lietuvoje, jeigu tu, pavyzdžiui, daliniesi ne tik savo liūdėsiu, gal ir nieko, bet jeigu daliniesi savo laimę, džiaugsmu ir ypač bažnyčioje, tai sako, kažkas negerai, nes sako tave, kaip čia taip gali būti, tai yra amoralu, nes būti laimingam, mylėti, džiaugtis yra nuodėmė. Taip sutapatina. Ne mūsų kultūros dalis. Taip, ne mūsų tarsi kažkas, o kai tuo tarpu aš noriu visada, kiekvienam žmogui primenu, kad mes esam pakrikštyti kančia, visi esam pakrikštyti kančia, ar ne? Panardinti Jėzaus Kristaus kančią, mirti, ar ne? Ir tas trečios dalis gali nebūti, ar ne? Prisikėlimo nėra visai kančia. Bet iš tikrųjų labiau esam pakrikštyti meilę. Nes dėl ko tas kryžiaus įvykis įvyko, juk dėl to, kad Dievas taip stipriai mus myli, kad, kaip sakiau, net tvartas nesutrukdo ateiti. Kai vienas kunigas jėzuitas išvažiavęs į Afriką misijom, jisai yra medicinos mokslų daktaras, gydyti vietinių žmonių ir ten labai greitai užauga to vieta, į kurią jis pasiekė, labai greitai apželia ir tiesiog nebūna jokio kelio. Ir jo kolega kitas jam rašo, sako, aš norėčiau atvažiuoti pas tave, padėti tavo misijoje, sako, bet ar pas tave yra geras kelias privažiuoti? Tai jisai sako, aš nenoriu, kad tu atvažiuotum. Sako, kodėl? Aš sako, noriu, kad pas mane atvažiuotų toks misionierius ir toks kolega, kuris atvažiuotų, kai nėra jokio kelio. Tai sako, jeigu tu atvažiuosi pas mane keliu, tai tada man tavęs nereik. Tai ir gyvenime labai dažnai iš tikrųjų didžiausias kelias žmogaus gyvenime gimsta tada, kai nėra jokio kelio. Jeigu jis savyje saugo Velykų rytą. Jūs tiesa, kad jūs bėgat maratoną, ar ne? Ir tada kalbant apie kelius, dabar tokie madingi yra piligriminiai keliai ir žmonės tiek daug keliauja, o jūs pats negalvojat, neplanuojat, gal būtų puikus romanas apie Santiago de Compostela ar kurį nors kitą. Keliavau 2018 metais iš Milano, iš Bario, Švento Mikalojaus, tai pasirinkau savo kelią, kur visi neina. Dalį kelio per 80 su trupučiu teko važiuoti, nes tiesiog negalima išeiti į tas vietas atviras. Tai policija sustabdė, tai tiesiog turiu persėsti į traukinį iki pat Milano, beveik 947 kilometrai. Tai ėjau sąmoningai, taip va tokį turėjau apmąstymo laiką ir sąmoningai nėjau į tą kelią Kompostelo, į kurį eina visi. O aš tai manau iš tikrųjų, kad pati didžiausia piligrimystė kiekvieną dieną yra mūsų gyvenimas. Ten, kur mes sugebam nueiti į tos dalykus, kaip sakiau, va tuose pasaulio stebukluose, kur reik valios nueiti. Ir į klinikas nueiti, ten pakanka 17 000 žingsnių per parą. Tais tuneliais nueiti, tai va čia piligriminė, net tada, kai patogu, kai sako mano viena pažįstama Miglė, tai aš eisiu Santiago de Compostela kelią, labai sako, nusipirkau patogius batus, už sako 289 eurų su silikonu, kad nepritrint puslių. Aš sakau, čia iš tikrųjų yra piligrimystė? Tai toliau apie kelią, gal ir piligriminį, o gal ir ne. Kviečiame vėl Oksaną padainuoti mums dainą Mano kelias. Dabar, mieli draugai, likimas leido man prabilti. Už tai dėkinga jam. Prisipažinti, šiandien einu keliu, kuris yra gan sudėtingas, tačiau ištart galiu, taip aš laiminga. Kiek daug gerų žmonių likimas leido man pažinti. Turiu gerų draugų ir nebijau
nusivilti. Dabar žinau tikrai, žmogus negali būti niekingas. Todėl tariu tvirtai, taip aš laiminga. Aš tik dabar tai supratau, kad gyvenu ne vien tik sau, kad gyvenu tik su daina, kuri visiems draugams skirta. Mano daina, vilties pilna, taip aš laiminga. Šiandien einu keliu, kuris išmoko mus gyventi. Žinau, darau klaidų, bet jų negalime išvengti. Dabar širdim jaučiu, už viską jums esu dėkinga. Todėl ištart turiu, taip aš laiminga. Aš tik dabar tai supratau, kad gyvenu ne vien tik sau, kad gyvenu tik su daina, kuri visiems draugams skirta. Mano daina visiems skirta, taip aš jums dėkinga. Apie kelius ir keliones. Bet žinot, aš labai norėčiau, kad jūs papasakotumėt ir apie nakvynės. Ar galėtumėt pasidalinti tą istoriją, kaip jūs Pakruojy nakvynės ieškojot? Mes kiekvienais metais turėdom tokią, žinot, kai žmonės tiesiog eina pagal Evangelijos vietą, apaštalai buvo siųsti po du, Jėzaus vardu, išgyvent, sako, nieko neimkite, nei dviejų ten krepšių, nei dviejų tų, nei dviejų tunikų, nei dviejų batų, tiesiog malda, vienas kitą reikit, mano vardu ir susiraskit. Tai mes turėjom evangelizacijų misiją, kurioje reikėjo, tiesiog susirasti nakvynę. Nuvažiavom penktadienį, tai reiškia nakvosim iš penktadienį į šeštadienį, šeštadienį į sekmadienį, 2 dienas. Įprasta praktika yra tokia dažna? Būdavo kas metus, tai Jonavoje, tai Pakruojy, tai Jurbarke. Ir tą kartą nuvažiavom į Pakruojį, pradžiai buvo mokykloje kažkokia programa vaikams. Ir tada buvo dalis jaunimo centro, merginų ir vaikinų ir kunigų seminarijos klerikai. Ir tu turėjai įsitraukti vieną žmogų, su kuriuo eisi ieškoti nakvynės. Tai vieną mieste, atsimenu, įsitraukiau iš jaunimo centro tokį vaikiną, kitam mieste Pakruojį, tai traukiau, galvoju, kad tik neįsitraukti merginos, nes labai suprantat, kai eini su sutana, tai žmonės sako, čia ir su mergina, tai žmonės galvoja, kad sako, mes ne protestantai. O nesupranta, kad čia katalikų klierikas ar kunigas, tai tada su kursiniu mes tiesiog ėjom ir aš menu, kai buvo labai, tikrai ėjom per daugiabučius, bet ten nieks nelabai ko čia jūs norit. Ir aš atsimenu, toks vyras, tokiam nuosavų namų kvartale grįžo iš darbo, turbūt jisai,
ten tokie vartai didžiuliai. Jūs pagal kažką rinkotės, stovėjot prie namo ir laukėt? Ne, mes daugiabučiuose nieks mūsų neįsileido. Tiesiog mes tikim katalikais, nesektantais, ko iš čia vaikšto čia. Nu tai tada ėjom į tos tiesiog, privačių namų kvartalą ir sako, mes ieškom nakvynės. O sako, šiaip tai sako, ne prie ko netikintis, bet, sako, visai įdomu čia. Tai sako, gerai, sako, užeikit. Mes užeinam su tom sutanom, ten 3. ar 4. kurse. Ir ten ta žmona, vaikai, žmona pasimetus, ką čia tas vyras parvežė, sako, kažką valgyt padarei ten, sako, turėsim svečių, gerai, sako, bet aš suprantu, kad jie jauni laisvi žmonės, tai iki 40 metų. Bet jie iškart patikėjo, kad jūs kunigai nereikėjo ten kažkaip... Ne, sako, mes bet kam įleistume gyventi. Jeigu reiktų žmogui, tai tiesiog mes, Čia ir jums klausimas, ar jūs įsileistumėt pamatę, žinokit. Tai labai patiko, kad jie pradžiai labai mus tyrė. Jiems viskas buvo įdomu, vakarienę pavalgėm, po to žaidėm Alijasą. Ir po to mes papasakom, kokia čia programa, kad po to rytoj kviečiame adoraciją šeštadienį, Pakruojo bažnyčiai, sekmadienį šventas mišias. Ir jie visus vakarus atėjo ir į tas pamaldas, adoraciją, ir po to į mišias, ir galiausiai atvažiavo į mūsų šventimus. Užsimesgė tokia draugystė, kad, pavyzdžiui, dabar mes sveikinam ir su Kalėdom, ir su Velykom. Ir tokia faina šeima ir tie vaikai. Kaip ir panaši buvo analogija, kai buvom su Oksana kartu su Deimantu, čia su viso komanda Klaipėdos Herkaus galerijai pristatinėjom knygą, irgi prekybos centre. Tai tas vaikutis, tų savininkų, sako, aš nenoriu, kad Benukas išvažiuotų. O sako, kodėl nenori, kad aš išvažiuočiau? Sako, taigi kunigė, dabar, sako, jūs likot po to renginio, tai sako, jam nereik miegot. Sako, dabar mes čia geriam arbatą, sako, nes sako, jis tokiu laiku miegotų. Tai sako, užsimesga ryšys ir dabar, sako, ar planuot Klaipėdų ir šią knygą pristatyti, nors buvo sausio mėnesį ta, sako, Herkaus galerija vėl atvira, užsimesga toks ryšys, kai tu supranti, kad knygų mugėj stovėjau. Tai žinokit, tiem žmonėm, kurie ateina į knygų mugę, aš suprantu, kad ne knygos reik, bet mums taip reik to ryšio, to tokio santykio, kad žmonės tiesiog tą liudą, kuri iš Almos literos kartu šalia manęs stovėjo, sako, kunigė, bet ar jums čia nesunku? O sako, kodėl jūs taip liudą kalbat? Sako, kad 80% prie jų ateinančių žmonių tiesiog, sako, verkia. Ir sako, jums duoda tas antrinės traumas, kur jie nesusitvarko patys su savo gyvenimu, tai jie tiesiog, jums, sakau, man yra, sakau, privilegija būti šalia žmonių, bet sakau, nesunku ta prasme, kad ne aš išganau juos, ne aš perkeičiu pasaulį, aš tiesiog galiu šalia pabūt, paklausyti, atliepti, bet aš neįspręsiu gyvenimo be jų pačių. Aš tiesiog galiu pabandyti pažadinti, ką jie turi, kažkokias galias, kurios padėtų jiem gyti ar padėtų susitaikyti su tom problemom. Tai man tai tokios tas Pakruojus, ta nakvynė, aš žinokit dabar atvirai, sakau, ir knygoje esu parašęs, nežinau, ar dabar eičiau. Ta prasme, tada gal buvo tikrai 4 seminarijos kursas tenai, šiek tiek virš 20, prieš gerus, 15, gal 13 metų, tai ką žinau, ir ėjau, nes seminarija liepia, tokia programa yra toks kursas ir tu privalai Jonavoje ieškoti, ten nebuvo nei vienos nei vienos pasiųstų žmonių po 2 grupės, kurie nesusirastų, visi kažką rado, vieni ten iki 1 nakties, geriausiai tai jeigu į vakarų nebesusirandi, tai po to žmonės labai rezervuotai žiūri. Nes, žinot, 1 valandą nakties kažkas pas tave baladoja, dabar apskritai šitiek sukčių, tai tu bet kada nusiperki su... Tai tu galvoji, kad Halloweeną sumaišėte. Su sutana ir dar su mergina. O, 1 valandą nakties. Taip, ir su jaunimo centro kokia nors koordinatorė. Va dabar mes abu eitume į Ąžuolyną, čia kažkur paieškoti šiandien nakvynės, ar ne? Sakytų, dar ir kunigas ateina, dar žmona atsiveda. Bet taip visą. Jūs tai dabar pasivytų gatvėje ir siūlytų visi, žinokit, jau dabar jau kitaip jau jų žiūrėtų, žinokit. Bet ir todėl daro, kad kunigai, klierikai, kurie, pavyzdžiui, buvo kilę iš Kauno, jie neėjo per Kauno miestą. Taip. Tarkim, tie, kurie kilę, tarkim, iš Panevėžio vyskupijos, tai jie tada Kaune. Taip su sąmoningai suskirsto, kad tu neįtum pas kažkokius ten pažįstamus, žinai. Bet aišku, gali ir Pakruojį turėti, bet tai tada nevykęs toks, tiesiog nevykęs. Bet čia toks perėjimas per save vis tiek yra šioks toks. Ir dar kai gauni atsakymą ne, arba neleisiu ir tada tik tai eini. Bet aišku, man atrodo, tai porai tai irgi buvo tam tikras Dievo apsireiškimas iš tikrųjų, kad jūs taip ėmėt ir
Ir tapot bičiuliai, žinai, kad jie atėjote į jų kiemą ir jie įsileido jūs. tiesiog. Norime to ryšio visi. Tikro. O apie ką šiaip jūsų rutina, va, tarkim, vakar, šiandien jūs sakėte irgi intensyvu, dabar knygų pristatymai vyksta. Ar yra kažkokie atsikartojimai arba atvirkščiai, ką naujo apmastot paskutiniu metu, gal kažkokios kitos temos yra, negu kad, va, ar ryšys yra ta top viena tema jūsų kasdienybėje, ar ligoninė yra top numeris 1. Kokios mintys sukasi jūsų galvoj paskutiniam savaitę, sakykime? Daugiausia laiko turbūt suvalgė pastarėjai 10 metų, kai buvau ligoninės kapelionas. Tai be abejo, kuo tu gyveni, kuo tu kvėpuoji, ką tu sutinki, tą transliuoji, nes apmastai tas situacijas. Ir kartai, žinot, kaip mirė gydytoja jauna ir pasikviečia tėvelis, sako, dabar atvažiuos mano vaikai, 9 ir 11 metų, jūs kunigė papasakosit, kur yra jų mama, nes sako, jam smegenys mirė, tik širdutė plaka, jie atjungs. Ir toks iššūkis, žinot, papasakot vaikam, kur yra jų mama. Ir natūralu, kad matai ne tą mamą, kuri iškelia be tos vaikučius. Ir tokia gaunas tavo antrinė trauma ir apie tai kalbi, kur su tom situacijom susiduri. Tai dabar jau nuo balandžio 1 dienos vyskupo prašiau, nuo Liepos mėnesio jau esu prašęs, kad mane atleistų iš Kauno klinikų ligoninės kapeliono pareigūnės, esu perdegęs, tiesiog labai sudėtinga yra nuolat spręsti problemas ir 8 paras kiekvieną mėnesį paskirti ligonių sielovadai. Tai dabar mane vyskupas yra atleidęs, bent metam poilsio nuo klinikų, nes tiesiog matau, kad dabar mano rutina yra apie tai, kad aš galėčiau kameriniu lygiu keliauti po visą Lietuvą į susitikimus su žmonėmis, kurie nuoširdžiai laukia. Tai man buvo topas, kai nuvažiavau į Skuodą ir ten 5 metus mane kvietė. Kiekvieną dieną Jolanta iš Skuodo kviečia ir sako, kunigė, bet jūs esate toks arogantiškas, kad nesugebat atvažiuoti. Sakau, bet Jolanta, aš sakau, mes buvom Matulaičio parapijoj, sakau, man per dieną yra mažiausiai 2 laidotus, o realiai 4. Tada sakau, yra dar paskaitos 3 Milane ir dar sakau, man yra klinikų. Tai jeigu iš parapijos klebonas tikrai išleidžia, tada reikia surasti, kas tave klinikose dengia. Ir toks gaunasi, žinot, tiesiog tu negali kažkaip pasišvest, keliauti. Tai aš sakau, atvažiavau ne dėl to, kad, nevažiavau ne dėl to, kad neturėjau kažkokio čia man reikalavimo, aš jums keliu, kad jūs mane primtumėt, karalius atvažiavo, bet tiesiog neturėjau fizinių galimybių. O čia, sakau, prisikėlimo parapijai kvėpuoju, nes yra 6 kunigai, ne tai, kad mes Matulaičio ten 2 ir šarvojimo salė šalia ir žmonės nuolat, tu matai ašaras, matai netekties skausmą, matai liūdesį, o čia yra tiesiog praeitą mėnesį prisikėlimo parapijoje turėjau gal 2 laidotuvės per mėnesį. Matulaičio parapijoje būdavo, kad per dieną 4 arba 2 per dieną. Tai čia buvau dabar susitikęs su Matulaičio parapijos referente. Praeitą dieną tai pasako, kunigė, šiandien sako, pas mus yra 5 laidotuvės. Galvoju, oho, nežinau, ar paveščiau dabar jau tiek. Tiesiog, nes tu eini į laidotuvės ir tu nori padovanoti ir viltį, ne tik žmogui į procedūrą, apsipranti, kaip ligoninė apsipranti su kažko, bet tikrai tu laidoji mamą, o kažkam ta mama, kurią tu laidoji, yra vienintelė, nepakartojama ir tikrai yra labai svarbi. Tai buvo nuolat, man tai po mamos mirties buvo didžiulė trauma laidot moteris, mamos amžiaus, nes visada sublimacija į mano paties tą sako, koks kunigas laido ir verkia. Tiesiog nukelia tave į tą patirtį, kai aš radau iš seminarijos grįžęs mamą negyvą ir žinot, kaltinau, nes galvau, studijuoti mediciną galėjau, būčiau Kaune, ne Šiluvoje, parengiamasis kursas kunigų seminarijos buvo Šiluvoje ir aš buvau toli, o būčiau Kaune studijavęs Lietuvos sveikatos mokslo universitete, būčiau arti mamos, gal būčiau padėjęs, aš ir būtų nesustojus. Žinot, tu pradedi analizuoti, kas būtų, jeigu būtų, tada būtų. O tiesiog, sakau, išgydytos mintis, tai išgyt nuo kažkokio idealaus gyvenimo vizijos ir priimti gyvenimą, koks jis yra, tada kažką gali padaryti dar gero ir kažką nuostabaus su dabartim, kurią turi, o ne įstrigęs kažkur praeityje. Blogai ir nėr kam
pasiuosti, labai sunku tą tylą išsklaidyt. Paimk mane kaip neregį už rankos, paimk mane ir nieko nesakyk. Ir vesk mane per lygumas, per kalnus, kur naktį mėnuo miega debesy. Kai žvaigždės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Gyvenimas be meilės, nerimstanti, pulsuoja man širdis. Kai jūs matau ir aš esu laiminga, kad šis pasaulis sieja mus kartu. Ir vesk mane per lygumas, per kalnus, kur naktį mėnuo miega debesy. Kai žvaigždės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Ir vesk mane per lygumas, per kalnus, kur naktį mėnuo miega debesy. Kai žvaigždės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Ir vesk mane per lygumas, per kalnus, kur naktį mėnuo miega debesy. Kai žvaigždės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Ačiū, kad buvote kartu. Oksana Užkalnytė Mockuvienė. Ačiū Jums labai, Oksana. Aš dar pabaigai norėčiau pasakyti tokį, intarpą labai tą pavyzdį ir kartu jūsų, noriu, kad jūs turbūt gal man pažadėtumėt, bet labiausiai savo. Aš laidau 34 metų vyrą Rekviem salėje, tokia graži salė, neris atsiveria per langą, tenai yra kiekvienas, po kiekvieno žmogumi, kuris miršta, yra jam parašytos mintys ir aš atmenu, kai ten keli vaikučiai liko jo, žmona liko ir parašyta ten tokia mintis buvo po jo nekrologų, sako, kur yra tėtis? Tėtis yra, sako, dabar tenai, kur verda pačią skaniausią arbatą ir kepa patį skaniausią pyragą. Aš suprantu, kad čia vaikai tie klausia. O sako, kur esame mes? O sako, mes esam čia, kur neturim vieni kitiems laiko. Aš esu labai turtingas žmogus, todėl kad jūs padovanojot pačią brangiausią valiutą, atėję šitą valandėlę pabūt kartu su manimi ir esu labai dėkingas. Tikrai, kad jaučiu tą įvertinimą iš tų žmonių, paprastų žmonių,
kurie kiekvieną dieną lanko, tikrai ačiū labai kiekvienam asmeniškai, galbūt nepavyks pažvelgti į akis, nes čia taip akina ne visus matau, bet tikrai dėkoju kiekvienam. Ypatingai dėkoju šitiems namams, kurie tikrai pakvietė Ąžuolyno bibliotekai, Kristinai moderatoriai, technikams, fotografijai, visiems, kurie tikrai padarė ir sukūrė šitą šventę. Noriu padėkoti Oksanai, kurios nereik nusipirkti. Ne tik operos solistė, bet ir slengių vargonininkė. Tai groja bažnyčioje, šlovina Dievo ne tik balsu teatre, bet ir giesmėmis, gyvenimu, Deimantų, jos broliui, kuris kartu su manim pats nevairuoju, keliauju visur, patarnauja, draugai veža. Tai tikrai ačiū Jums, kad Jūs būnat su manimi, kad Jūsų buvimo nereik nusipirkti. Tai yra didžiulė privilegija šitam amžiui gauti kitų laiką. Ir ačiū kiekvienam, kuris atėjot ir skyrėt šitą valandą kartu pabūt. Ir kviečiu išeiti savo davus pažadą, tikrai to laiko turėti patiem artimiausiam, kurie yra šalia. Ne tada, kada jo nebeliks, kada jis ištirs, bet nuo dabar tikrai įsijungt į gyvenimą ir pamatyti pačius arčiausiai mūsų esančius. O ten, kur mes matysim vieni kitus, ten bus labiausiai ir daugiausia Dievo. Ne pas gerus ateina Dievas, o pas atvirus, sako Benas Lyris.